klausimai yra dažniausiai atrandami ir, na, šiaip dauguma dalykų, kuriuos aš minėsiu, jau yra surašyti prie patarimų klausimų galvotojams, bet kai kurie yra tokias, turi savotiškų niuansų arba yra, tarkim, subtilūs. Tai galima pradėti. Na, visi žinote, tos reikalavimus protmūšio klausimams turi būti išmąstomi. Mes stengiamės skirtis nuo Valinsko, kad nenorime žiniukų šou kažkokio, norime, kad žmonės galėtų tos klausimus išmąstyti, net jeigu neturi tikslaus atsakymą iš karto. Taip pat yra reikalavimas, kad klausimai būtų originalūs, tai yra mes nesiskolinam klausimų iš kitų žaidimų, iš kryžiažodžių, galvosūkių ir taip toliau. Taip pat klausimai turi būti vienareikšmiai, čia šiek tiek organizacinis dalykas, nes taip yra paprasčiau teisėjauti. Bet, aišku, klausimai turi būti įdomus, nes protmūšiai vis tiek didžiąją dalį salės užpildo žiūrovai, tai reikėtų, kad ir jiem būtų būdą atskirti, kas yra išmąstomas klausimas, kas yra neišmąstomas klausimas. Klausimų galvotojams pažymėta, kelintais metais įvyko tai arba tai. Tai iš esmės klausimas yra neišmąstomas ir turėtų būti performuotas arba papildomos informacijos arba galų gale apsukant klausimą, klausant iš kitos pusės. Tais metais įvyko tas ir tas, tarp ko ir ko. Tai siejasi su reikalavimu, kad mes nenorime, kad tam, kad žmogus atsakytų į klausimą, nereikėtų tam, tarkim, viduramžių šachmatų istorijos žinių. Nebūtų labai įdomu. Ir aišku, iškyla tokia problema kaip riba tarp išmąstomų ir neišmąstomų klausimų. Dažnai iš tikrųjų tai yra vienas iš subtiliausių dalykų protmūšiai ir dėl to visą laiką yra ginčiamasi, bet stengiamės daryti taip, kad visus klausimus būtų galima atsakyti remiantis šiek tiek didesnių negu bendras išsilavinimas. Lygiai taip pat netinka ir per lengvi klausimai, nes prasideda mygtukų žaidimas, kai komandos jau iš karto žino atsakymą. Ir netinka variantiniai klausimai, nes jie tam tikrą prasme, tai yra testiniai klausimai, kur yra 4 atsakymai, tai išsirinkt geriausia. Kartais jie prasprūsta, bet stengiamės, kad taip nebūtų. Pateiksiu porą pavyzdžių. Sakykime taip, yra neišmąstomo klausimo pavyzdys, kuris nepraėjo. Realiai, nežinant religijos istorijos, šitą klausimą atsakyti neįmanoma, bet jis, tarkim, galėjo būti formuluojamas visiškai kitaip ir galbūt pateikiamas daug įdomiau. Šiuo atveju toks klausimas buvo atmestas. Taip pat būna dažnai per lengvų klausimų, nes protmūšio klausimai yra rūšiuojami nuo 1 iki 5 pagal sunkumo lygį, tai yra vienas pats lengviausias klausimas. Pats lengviausias klausimas žaidime būna tik tai vienas ir būna vienas sunkiausias klausimas, o visi kiti vėliau parodysiu, pasiskirsto pusminus lygiai. Tai, tarkim, toks klausimas, jis yra iš esmės per lengvas, nes, O koks čia atsakymas? Atsakymų neįdėjau, nes seminaro tema yra. Kaip? Čia malonumą būtų pasakyti. Yra iš praeito žaidimo, vėliau ginčių, kaip sakot, po vienos pastabos iš tikrųjų supratau, kad šitas klausimas neturėjo patekti į protmūšį, nes realiai tai yra variantinis klausimas, tai yra vienas iš 4 ir jis buvo atsakytas beje labai greitai ir šiuo atveju tokie klausimai yra vienkartiniai. Siekiame, kad komandos kuo daugiau laiko praleistų mąstydamas. Originalumas taip pat yra šioks toks, sakykime, tai pakankamai rimtas reikalavimas ir jis išaiškėjo, kai pradėjome rinkti veteranų mokestį iš komandų. Mes vengiame skolintis klausimus iš Valinsko, iš kitų žaidimų, iš galvosūkių, kryžiažodžių, nes viena, tuos klausimus bus kas nors matęs. Tai reiškia, tam žmogui nebereikės mąstyti, jis atsakys, jis galbūt nulems visą žaidimą ne dėl to, kad greit mąstė, bet dėl to, kad pasisakė ir turi gerą atmintį. Lygiai taip pat vengiame klausimų iš naujienų. Dauguma žmonių skaito Slashdotą, Digą, Delfi naujienas. Kas tai tokio? Čia turi iš visos, tai to man atrodo. Tai va, tai yra buvę taip, kad po to prie manęs priėjo sakė, kad mes šiaip žinojom tą atsakymą, nes čia užvakar skaitėm.
Tai tokių dalykų šiaip irgi vengiame, ir kadangi mūsų peržiūrinėtojų yra, sakykime taip, nedaug, kol kas esame dviese, galbūt prisijungs trečias žmogus, tai negalime visko susekti ir visko sutikrinti. Čia jau prašome, kad prisidėtų ir patys galvoti, kažkiek įvesiu tą vidinę cenzūrą. Pavyzdys yra galvosukinio klausimo. Tam tikra prasme galvosukiai yra tobuli protmūšio klausimai. Reikia mąstyti, nereikia konkrečių tam tikros srities žinių, reikia grinai loginio mąstymo, greito, taip ir pakankamai tikslaus. Tačiau visą laiką bus žmonių, kurie yra sprendę tą galvosukį arba yra apie jį girdėję ir tai padarys greičiau negu kiti. Dėl tokių priežasčių vengiama klausimų iš galvosukių. Lygiai taip pat vengiama klausimų iš, sakykime taip, populiarių anekdotų. Tokių anekdotų, kur, paklausinėjom žmonių, bent vienas kitas yra girdėjęs, dažniausiai tai nebūna geras klausimas. Nors juokingas, šmaikštus ir tikrai salės atžvilgių būna įdomus. Taip pat labai gerai būna, kai klausimai būna vienareikšmiai. Iš komanda, pradėdama ieškoti atsakymo, jau žino, kokio atsakymo reikia. Tai yra, ko iš jos tikimasi, ką jį turi surasti. Nes būna klausimų, kai tas klausimas yra toks platus, kad galima prašnekėti valandą, pusvalandį. Dažnai būna, kad žmonės sako, turiu 2 variantus. Tai jau yra ženklas, kad klausimas nebuvo labai geras. Lygiai taip pat stengiamės, kad nebūtų net, tarkim, jeigu yra apibriežti keli variantai galimo atsakymo, stengiamės tada jau tikslinti klausimą, kad nebūtų taip, kad, tarkim, tinka 3 atsakymai, nes tada jau yra tam tikra teisėjavimo problema. Tarkim, jeigu vienas labiau tinka negu kitas, ką užskaityti, ką neužskaityti, arba jeigu reikalaujama, kad išvardintų kažką, tarkim, 3 dalykus kažkokius. Labai sunku nuspręsti, ar komanda praeina, jeigu atsakė 2 klausimus, tarkim, pasakė 2 punktus, 3 nepasakė. Jeigu jau 3 pasakyti kitai komandai. Taip, tai ta prasme, iš tikrųjų tai tada keičia visą žaidimo tavo tokį veiksmą. Jau praktiškai 3 komandai lieka, lengva. Pagalvos ten 50 sekundžių ir pasakys ką. Čia vienas pavyzdys nekonkretaus klausimo, ką skautams reiškia svastika. Su simbolika yra taip, kad tie simboliai turi labai daug reikšmių. Čia beje yra kitas pavyzdys, čia yra blogai suformatuoto klausimo pavyzdys. Matėt, protmūšiai klausimai ne taip atrodo. Taip pat norime, kad protmūšio klausimai būtų įdomus. Tai yra ne egzaminas, galima prigalvoti daug klausimų, kur reikia mąstyti, bet jie arba trivialūs, arba per sunkus ir nebus šou, nebus ko ateiti žiūrovams. Dažnai geram klausimui pagrindą duoda koks nors įdomus, netikėtas faktas, bet tai nėra viskas, nes iš to padaryti gerą klausimą yra pakankamai sunku. Norime, kad būtų įdomu ir žaisti, ir žiūrėti. Aišku, kadangi čia miniu vieną iš paskutinių, tai įdomumas nėra pats svarbiausias kriterijus. Klausimų dėl to, kad jie neįdomus, neatmetinėja. Vienas kaip konstruktyvus klausimas. Gal tu užstoji, kai čia kamera eina? Ne, viskas gerai. Neužstoji. Neužstoji? Gerai, neklausau. Tai va. Dar yra keletas tokių smulkmenų, dėl kurių dažnai grąžiname klausimus taisyti, nes visų pirma, tai turim didelių problemų su šablonu. Jis yra padėtas protmūšio puslapyje, bet dauguma žmonių kažkodėl vis nusprendžia, kad jie padarys geriau, gražesnį klausimą ir po to jau kaip, jeigu mes su Vyteniu imtumėmės perdarinėti visus klausimus, tai užtruktų tikrai pakankamai daug. Mes per savaitę ateina kažkur 50-60 klausimų, kuriuos peržiūrim, tam tikra dalis atkrinta, tam tikra dalis lieka. Tai visus perdarinėti būtų, sakykime, taip, per sunku. Ypač tai buvo sunku, kai ėjo komandų mokesčiai, kuri labai nemaža dalis buvo sudėlioti ne pagal šabloną. Kai tikimėmės apie 130 klausimų, tai, sakykime, taip, didelę dalį perdėlioti jau pasidarė nebelinksma. Dažnai būna, kad klausimas yra prastai suformuluotas. Tarkim, yra viskas, ko reikia geram klausimui. Ten yra ką mąstyti, yra įdomi tema, yra įdomus atsakymas, bet formuluotė gali
tam tikrą prasme pražudyti klausimą. Jis gali būti arba per paprastai suformuluotas. Dažnai reikia, todėl mes ir grąžiname klausimus, nes performuluoti klausimą ir iš vis suformuluoti klausimą yra, sakykime taip, yra sunku. Ir mes to praktiškai nesiimame daryti, paliekame jau pačiam autoriui, galvoje autoriui irgi. Tai yra geriau, bet prasta formuluotė dažnai pražudo neblogus klausimus. Jie grįžta, kartais jie grįžta pas mus jau pataisyti ir žymiai geresni. Taip pat būna nesutvarkytas klausimo ritmas, tai yra būtent kokiom porcijom pateikiama informacija. Nu, visi matot protmūšį, kaip jau Rasa pradeda skaityti tą klausimą, o Vasė jau kelia ranką. Čia yra kita problema, nes Vasė daug žino, bet dažnai būna taip, kad... Čia ta problema. Smulkiai erzina. Čia vyksta mygtukų žaidimas. Čia jau negalvojame, čia yra pas ką greitesnė reakcija. Būna klausimų, kurie yra faktiškai klaidingi. Pavyzdžiui, širdis čiaudint nesustoja. Tikrai tikslas. Būna ten ir šiaip dažnai, kadangi tos taip vadinamas urban myths, miesto legendos, netiksliai išvertus, yra pakankamai įdomi tema. Dažnai pasitaiko klausimų, kurie yra, sakykim taip, faktiškai klaidingi. Yra daug žmonių ten, pavyzdžiui, Andrėjus iš Beatles, kuris labai staigiai pakels ranką ir sakys, bet čia ne taip. Šitą irgi vengiame. Todėl, jeigu jau, tarkim, klausimas yra gerai suformuluotas, bet, tarkim, jis yra paremtas mitu arba neteisingų supratimu, tai reikia taip parašyti. Tada galų galiai žmonės žinos, ko tikėtis, nes kai kurie žinos, pavyzdžiui, kad čia yra legenda ir ieškos kažkokio teisingo atsakymo, kurio galbūt nėra. Taip pat būna, kad žmonės atsiunčia kelis labai, tarkim, tematiškai artimus klausimus apie vieną miestą. Ir jeigu tie klausimai yra taip susiję, kad praktiškai vieną parodžius jau aišku, kas bus atsakymai į kitus, tai dažnai tenka rinktis. Iš didelės porcijos lieka vienas, maksimum 2 klausimai. Čia irgi tokia problema. Čia tas pats pavyzdys yra prastai suformatuoto klausimo pavyzdys. Šitaip atrodo klausimas, kurį mums atsiunčia, o šitaip turėtų atrodyti klausimas, kuris jau yra protmūšyje. Tai, skirtumas, sakykime, taip yra pakankamai akivaizdus. Įdomiai, tiesa dar vienas dalykas, mes irgi turim problemų su tuo šablonu, dažnai netelpam. Taip, čia yra problema, nes ir dažnai žmonės pradeda mažinti. Aš dažnai sumažinu, bent per porą, nes... Tipo geras, bet šiais kartus sumažinu. Kas? Nu, čia tekstas, du amerikiečiai, jis Čia šiaip yra. Jeigu neklystu, šablonai yra uždėtas 28 šifras, būtent iki 24 dar galima sumažinti, bet po to jau prasidės tai, kad, pavyzdžiui, žmonės gale nebemato ir stengiamės padaryti tam tikrą didelį. Tekstą per daug yra problema. Taip, galų galia antras dalykas, kai Raselė, matot, kaip Raselė skaito. Jinai pamato, kad yra daug teksto, jinai perskaito pirmus 3 žodžius ir tada paskutinius 4 žodžius. Per daug tekstą nabodu daugam. Taip, iš tikrųjų taip. Tas klausimo pateikimas turėtų užimti mažesnę laiko dalį. Nes būna kartais, kad, tarkim, reikia, kad klausimą atsakytų išdėstyti kažkokią medžiagą papildomą, iš kurios jau ten komandai išsirinkti. Pavyzdžiui, dainos žodžius. Nu taip, čia yra tokiais, su žodžiais dažnai sprendžiame taip, kad, tarkim, stengiamės palikti citatas, tai tinkamas eilutes. Nes galų galia, didelių eilėraščių irgi niekas. Praktiškai bus tada, kas greičiau skaito, taip ir atsakys. Suprasta formuluotė dažnai būna, kad klausimai pateikiami ne iš tos pusės. Tarkim, apsukus klausimą, klausant, būtent prašant informacijos, kuri yra klausime, o duodant tai, kas yra atsakymą, galima klausimą išgelbėti, pataisyti. Ir dažnai būna, kad gauname per lengvus klausimus, tai pastaruoju metu tokius jau atmetinėjame. Šiuo metu didžiausias stygius yra sunkių ir labai sunkių klausimų, nes, tarkim, tokių klausimų, kurie žaidime būna vienas, pats sunkiausias, tai jau jį surasti, išrinkti iš to, ką turime, dažnai būna problema. Kartais tenka sunkinti, pavyzdžiui, pussunkius klausimus, išmenant kažkiek informacijos, kad pasidarytų sunkus. Čia yra vienas pavyzdys paprasto klausimo.
Jau pradėjus skaityti, iš esmės daugumai žmonių yra aišku, ko čia klausia. Labai sudėtinga. Kiek žmogus stengiasi sudėtingai pateikti. Ir Danas sugalvoja, kaip sunku. Su klausimo ritmu atsakau. Yra problema, kad per anksti kyla rankos ir per anksti komandos ruošiasi spausti mygtuką. Iš tikrųjų, reikia, kad komanda jau išgirdusi klausimą, tas, kas yra įrašoma raudonomis raidėmis, jau tada tik žinotų, ko iš jos tikimasi ir pradėtų galvoti. Nu, aišku, tai yra utopija, bet stengiamės to siekti. Informacija protmūšiai yra vis tiek pateikiama porcijomis, tai reikia stengtis, kad tos porcijos, kurios yra svarbiausios, kur jau artimiausios pačiam klausimui, ten esminė informacija, kad jos ateitų pačios paskutinės. Čia yra pavyzdys tokio klausimo, kuris, sakykim, yra, jis šiaip yra trumpas, bet jis yra blogai suformatuotas, nes jau nežinant praktiškai šitos raudonos dalies, jau žino, kad klausimas tikrai bus apie tą valstybę. Ir praktiškai komanda jau gali ruoštis spausti mygtuką. Tai šiuo atveju tai nėra gerai. Galima dar gelbėti, pavyzdžiui, pateikiant herbą kartu su klausimu. Čia tokia problema. Dažnai būna, kad būna ilgas klausimas, bet jau pradėjus skaityti aišku, ko norės. Ir galima pradėti galvoti, bandyti spausti mygtuką. Čia yra maža statistika, kokie klausimai yra labiausiai reikalingi. Šiaip protmūšyje klausimai yra pagal kiekį daugiausiai naudojame vidutinio sunkumo klausimų. Tai yra ten toj skalėje nuo 1 iki 5 jie būna 3 lygio. Jie žaidime iš viso būna 3. Kažkur klaida yra. Pats lengviausias klausimas, jis būna į žaidimo pabaigą, jis būna irgi tik vienas. Pats sunkiausias irgi būna tik vienas. Būna 2 sunkus klausimai, tai jau praktiškai artimi pačiam sunkiausiam ir puslengviai. Tai iš viso 9 klausimai? Čia kažką nedarašiau. Pasiskirstimas yra toks, čia gal Kastytis pataisys mane. Dabar nerandu, kurį praleidau. Šiek dabar pamatys nepagal skaičius. Turbūt puslengviai irgi 2. Ar ten Puslengviai 3, tai Man atrodo, pusunkiai 4 būna. Jeigu neklystu, 3 lygio. 3 lygio, ko gero gal 4, ko gero. Jo. Esmė yra, kad šitos vidurinės porcijos būna daugiausiai. Nesistengiame užmušinėti komandų ten jau tais bėgiamošiais klausimais. Šiaip sutrumpinus, tik tiek apibendrinus tai, ką aš dabar kalbėjau, tai visų pirma yra šablonas. Ten, ko mes tik neprisižiūrėjom atrinkinėdami klausimus. Žmonės parašo klausimą kaip nori, po to daro, kad jis būtų kažkiek panašus į šabloną. Jis nesigauna. Iš tikrųjų, lengviausia yra tiesiog pasiimti tą šabloną, kuris yra puslapyje, atsidaryti jį ir rašyti tiesiai į jį. Tada bus ir visi geri šriftų dydžiai, geros spalvos ir taip toliau. Galų galia mums šiek tiek supaprastinti tą darbą. Taip pat reikia sunkių klausimų. Pastaruoju metu yra didelis trūkumas pačių sunkiausių ir sunkesniųjų klausimų. Tai ir pastaruoju metu, čia visada tai buvo. Na, aš anksčiau nedėliodavau, tai nežinau, bet dabar tai tikrai esam su to susidūrę. Akivaizdu, kad tai yra nuolatinė problema. Na ir aišku, yra svarbu klausimo formuluoti. Suradus kažkokį įdomų faktą, kuris, tarkim, jau panašu į gerą protmūšio klausimą, na, nepatingėkite, reikia prie jo pasėdėti, reikia jį tam paminkyti, kad jis taptų kažko panašių į padorų klausimą. Tai va, iš manęs bus kaip ir viskas, tik mes galvojam klausimus. Turbūt geriau. Ne, šiaip aš žiūriu, tam geriau Augustinas, pavyzdžiui, dažnai atsiunčia kelis variantus. Geriausio klausimo išrinkimas, sakykime, geriausio varianto šiuo atveju išrinkimas yra subjektyvus dalykas. Viskas klausimų atrinkime yra subjektyvu. Ir čia aišku, jeigu turėtume ten 20 žmonių komisiją, kurie atrinkinėtų klausimus, gal būtų mažiau ginčių dėl to. Šito klausimo neturėjo būti, tas turėjo būti ir taip toliau. Kol kas mes esame 3 kartu su Kastyčiu, tai čia Kastytis šiek tiek pašnekės apie žuvingas vietas. Apskritai, ar nurodyti šaltinį?
Kartais paprašome, kartais jeigu suabejojame ten fakto teisingumu ir, tarkim, per 20 minučių. Jeigu rečioj knygai tenais yra parašyta, daugiau nieko. Ne, tai taip, Mes, pavyzdžiui, default uždedam tą šaltinį. Ne, tai labai gerai. Organizatorius iškart pasižiūrės. Nu, ne, tai yra labai gerai. Ne, kur geriau tikrina. Ne, kur yra tas tavo pirminis lapas, kur pavardė. Šaltinį. Na, šiaip, kas netingit, galite uždėti. Jeigu mums klausimas sukelia abejonių, tai jau yra buvo kelias atvejų, mes tiesiog rašome ir pašnekame su žmogumi, iš kur jis ištraukia tą informaciją, ar tai gali būti tiesa, ar negali būti tiesa.